Aš atsimenu savo vaikystėje, aplinkoje vis girdėdavau. Jeigu verslininkas, tai spekuliantas, blogis ir geri žmonės negali uždirbti pinigų ir būti turtingi. Ir tik tai įsigaliojus nepriklausomybei, močiutė taip tylom, sakė, žinai vaikeli, ir mes turėjom fabrikėlį, visai gerai sekėsi, betgi gėda pasakyti dabar žmonėm. Tai mano klausimas ir kviesiu festivalyje būtent diskutuoti, tai verslininkai blogis, engėjai, ar vis dėlto šalies kūrėjai? Nes pažiūrėkime, nuostabus parkas, už manęs nuostabus pastatai, netoliese nuostabi Petro ir Povilo bažnyčia. Klausimas, kas tai sukūrė? Aišku, atsakymas yra kompleksiškas, bet dažniausiai tai yra dotacijos iš verslo, nes verslas padėjo menui, švietimui, statė miestus ir dabar verslas kūrė miestą. Vardan jo mes kaip šalis nuostabiai gyvenam, jau seniai aplenkėm tas kitas kaimynės, su kuriam vis lyginamės, ten Estija, Latvija. Lietuvos gyventojai yra vieni laimingiausių, Vilnius yra viena iš nuostabiausių vietų gyventi. Taigi, kas kuria tai? Pasikalbėkime festivalyje būtent apie verslininkus. Ar šalies kūrėjai, ar vis dėlto dar engėjai, kurie nenori dalintis.